Žodžiu, tai tos panikos atakos ir tas nerimas, taip tau labiausiai kankina? Ne, panikos atakos aš kažkaip jau nepasikalbėti neturėjau jau gal kokius 4-5 metus. Bet vat nerimas diena iš dienos pastoviai nuo ryto iki vakaro. Ypač va po darbo grįžtu ir prasideda Gerai, viskas. kas prasideda, dėl ko tu nerimauji, įvardink man. Tai kad nieko, aš save raminu, kad aš grįžau namo, kad viskas savo pasiekti, aš čia turiu būti ramu, bet nežinau, pradeda skaudėti krūtinės spaust, pradeda visus raumenis skaudėti. Vis tiek visą dieną laikai tokia, kaip ir įtampa. Ir tada vakare viskas išlenda į viršų. Tai vakare labiausiai jaučiasi, ne? Taip. Per išeiginės tai ne, per išeiginės, kai būna namuose toks jausmas, kad aš pati net nežinau, kaip pasakyti, esu alergiška namam, nesuprantu, aš namie būnu savaitgaliais, man ryto iki vakaro būna negerai. Visą dieną. Tai čia, žodžiu, tik namie tau taip pasireiškia. Ar tą nerimą jauti ir kitur? Ir kitur, tai kažkur tai išvažiavus, kažkur tai išėjus, bet kažkaip, susitvarkai su tuo. Gerai, bet tu man labai pabandyk aiškiai pamatyti, pajausti, bet tas nerimas. Dėl ko tas nerimas? Dėl ko tu nerimauji? Aš pati nesuprantu, atrodo, kad aš tikrai nenerimauju, tikrai. Atrodo, vidui bandai atsipalaiduoti, va kaip ir šiandien užmigau tik tai 2 nakties. Nežinau, kas darosi, širdis atrodo per gerklę iššoks. Kodėl, nežinau. Bet tai čia gal net ne su nerimu, gal čia tau net ne nerimas, tiesiog tu gal įvardinai taip kaip nerimą. Pabandyk pamatyti. Nes nerimas, tai pavyzdžiui, kai tu nerimauji, kai tu bijai. Ar tu bijai kažko? Kad kažkas atsitiks. Taip, aš pastoviai bijau, kad kažkas man negerai, kad tuoj, nežinau, nugriūsiu ir... Tai reiškia, tai aš tavęs ir klausiu, vardink man, tu sakai nežinai, bet tu aiškiai žinai, tu bijai, aš tau pasakysiu, ko tu bijai. Pas tave labai stipri yra mirties baimė. Labai didelė mirties baimė pas tave yra. Bet jie turi tikrai labai daug žmonių, gal ne taip stipriai, kai kurie užslopinę, bet tai turi kiekvienas žmogus, absoliučiai kiekvienas žmogus mirties baimė ir tai yra normalu. Bijoti ant tos mirties. Tai žiūrėk, žodžiu, dabar taip, po truputėlį. Man labai reikia, kad tu aiškiai išvardytum, kad tu užgirstum. Pailiui, papunkčiui, ko konkrečiai tu bijai. Reikia, kad įrašytų tavo, kad tavo suvokimas įeitų į tai. Neskubėk niekur, kvėpk, iškvėpk man ramiai. Bijau, kad man kažkas atsitiks negerai. Bijau nualpt. Būtent kas gerai. Nualpt bijau. Kad širdis sustos. Pačia juokinga, bet tiesiog. Nejuokinga, viskas ok, gerai. Širdis sustos. Bet oro pritrūks, negalėsiu įkvėpti. Gerai. Kas dar? Kaip ir viskas, tai pagrindiniai šitie dalykai. Kad numirsi. Žodžiu. Ar yra pas tave baimė, kad numirus tau nebus kam pasirūpinti vaikais? Ar ateina tokios mintis? Todėl jinai yra, tu ne dėl savęs bijai, tu bijai, kad tu paliksi. Kad tu paliksi vaiką, kad tu paliksi nežinioj visus ir atrodo, kad tu viską dabar turi kontroliuoti, viską prižiūrėti ir tu tik vienintelė tokia. Ir niekas be tavęs nieko nepadarys. Kontrolė dar labai stipri. Mirties baimė kontroliuoja gyvenimą. Nors tau jis nepriklauso, bet kontroliuoja. Tuoj pabūsim biškį. Tu gal telefoną gali pasidėti. Kažkaip patogiai man reikia, kad tu atsisėstum. Turiu kokai dar. Pabandyk. Čia taip vis per tamsu, man atrodo. Tai nieko, jeigu ir bus ir per tamsu, tai nesvarbu. Bandysim čia palaukti. Taip per žemai gal. Nieko, nesvarbu. Man svarbu, kad tau būtų komfortabilu.
Mhm. Dabar, Agne, tiesiog nejudink kūną, tiesiog giliai įkvėpk ir iškvėpk. Giliai, kiek tik tai gali. Aš tau padėsiu, įkvėpiam. Giliai ir giliai taip ilgai iškvėp, lik išleistum paskutinį savo gyvenimo kvapą. Eisi dabar numirt. Baisu? Taip. Labai gerai. Su manim kartu. Jeigu mirsim, tai abi. Gerai? Įkvėpiam. Negirdžiu garso tavo. Bijai išleisti paskutinį kvapą. Tai yra taip paprasta. Tiesiog aplinka tokia. Tiesiog tokia aplinka. Nesvarbu, tau turi būti nusispjauti. Jo, nesvarbu kokia aplinka. Paimk ir padaryk tai. Taip, bet aš tokia esu, kad žinok, aš netikiu, bet aš susikrausiu. Tai čia paleisim, taip, tai va tavo kontrolė. Čia yra milžiniška tavo kontrolė. Milžiniška kontrolė. Kitaip neišeisi, jeigu nedarysi tai, ką aš tau sakau. Mes galim čia šnekėti valandas, bet aš nepadarysiu už tave darbo. Aš galiu tau konsultacijų pravesti milijardą, bet aš už tave nepadarysiu tavo darbo. Tau turi būti pohui. Tu turi vis tiek pereiti tai. Ir tu nepereisi, tu dar 30, 20, 50 metų kankinsies, iki kol nenumirs šitas kūnas realiai. Dabar giliai įkvepiam ir su dideliu garsu išleidžiam viską. Va čia bus tavo pirmas žingsnis paleisti kontrolę. Nes... Gerai, dar kartą. Aš su tavim. Įkvepiam. Aš tau parodysiu pavyzdį, tu pakartosi. Įkvepiam. Va šitai. Pakartojam. Padarysiu, žinau. Tada aš atjungsiu video, tada mūsų pokalbis nutrūks, Agne. Tu turi tai padaryti. Aš negaliu už tave, supranti, nutraukti kontrolės. Aš tau raktas, aš tavo tiltas, tau padėti pereiti tai. Bet tu tai turi padaryti pati. Būčiau namuose, aš jau šiusiu. Ne, būtent. Tu esi tobuliausiai. Žiūrėk, palauk, žiūrėk, Agne. Tu esi tobuliausiai vietoj. Taip turėjo būtent įvykti konsultacija, kad tu esi ne namie ir ten, kur yra nesaugu, kur tu bandai kontroliuoti. Ką pagalvos kiti, ką užgirs ir visa kita. Štai čia tau vienas pats mažytis žingsnelis pereiti kontrolę savo. Pirmyn, aš tavim tikiu, aš tau atiltas, aš esu čia, aš tau padėsiu. Bet nepadarysiu už tave. Ką? Man vienodai, ką kiti pagalvos, bet kai miega 16 vaikų, tai aš tiesiog negaliu. Gali, laisvai gali. Čia tik įsitikėjimas, kol tu laikysies to negaliu, tu nepaleisi nieko, tave visą laiką kontroliuos tavo baimės. Tu būsi valdoma jų. Tiesiog gal netėjo dar tas laikas, kad aš juos paleišiu. Atėjo. Kitai būtum nesusiskambinus ir kitai būtumėm nesusitikę. Jau laikas, žinok, Agne. Aš labai visą laiką, žinok, švelniai, bet tau netinka švelniai. Tave reikia paspausti. Ir tai aš darau iš absoliučios besąlyginės meilės tau. Pirmyn. Įsivaizduok, tu dabar pamatyk, kaip šita mintis aš negaliu yra aukščiau tavęs. Tu pažiūrėk, tu pamatyk, kaip tu esi jos valdoma. Absoliučiai. Jinai išsiurbus iš tavęs visą energiją. Štai tavo kūnas energijos ir neturi. Šita iliuzija, kad tu negali, siurbia tavo energiją, kūno energiją. Čiulpia kiekvieną mielą dieną. Tai kas tau smagiau, ar va dabar per kelias sekundės pereiti tai, ar ir toliau metais kankintis? Ką renkiesi? Perlipti iliuziją, ar kankintis toliau? Ir tikėtis ir laukti, kad tai pasibaigs, bet jau kiek metų aš tave pažįstu, tai nepasibaigia.
čia užtenka elementarios logikos. Pirmin. Aš su tavim. Įkvėpiam, aš tau pavyzdį parodžiu. Nebandyk sušvelninti garsą. Dar kartą giliai įkvėpiam. Užmerk akis, nebijok. Ir su paleidimu ilgai garsą leidi, garsiai. Dar. Ne, aš negirdžiu tavo garsą. Aš tau parodžiau, Agne, pavyzdį. Pirmin. Aš žinau, kad ne faina, kad dabar tau norisi išjungti, pabėgti, trenkti. Aš puikiai šitas proto žaidimas žinau. Dėl to aš taip drąsiai su tavim galiu kalbėti ir tau sakyti. Nes aš matau, kad tai ne tu. Tai tik protas, tai tik mintis, tai tik iliuzija. Dėl to man labai lengva su tuo dirbti. Absoliučiai. Pirmin. Visą gerklę atidarai ir išleidi. Va šitai. Jo, šaunuolė. Dar kartą. Ir paskutinį kartą, trečią kartą, pačią garsiausią. Na. Net nerandu savo vietos, nežinau, kas darosi. Baisu buvo tai daryti? Taip. Labai gerai. Dabar kaip jautiesi tai padarius, bet nepadarė dar 100%. Padarė tik tai nus kokių kemų. Viduj viskas dreba. Labai gerai. Visą tai nieko nedaryk, pilnai leisk viskam būti. Tiesiog, jokių minčių, tegu mintis eina, nesvarbu, pilnai išgyvenk šitą momentą, pilnai. Absoliučiai pilnai. Eikit tai, tiesiog žiūrėk, nieko nedaryk. Neanalizuok, nedėk etikečių, nieko. Pilnai leis gyvybei per kūną praeit. Todėl pas tave ir neteka gyvybė. Nes tu atidavai, kad tave čiulptų iliuzijos ir melas. Kiekvieną mielą dieną. Kas vyksta, kas darosi, pasakok. Stenkis tik nejudėt. Priėmės kūnas. Vidais. Tavo darbas eiti ten, kur tu bijai labiausiai tą akimirką. Kito kelio tau nėra. Baimė tave padaro be baimę. Įsivaizduok, tai trunka tik kelias sekundės, bet tu visam gyvenimui išlaisvėjai. Visam gyvenimui. Gal nustok bėgt. Ar susitik su tuo, kas yra. Kas dabar? Liūdna? Ne, tiesiog tokia mintas, kai atrodo, kai atsipalaiduoji pilnai ir dabar norėtum eiti pamiegotus. Atrodo tokia savieta. Tokia kaip lapas. Nu va. Bet jaučiasi toks man truputėlį liūdesys užslėptas, kaip dabar lyg protas atsisveikino, kaip aš dabar be to gyvensiu, taip tave čiulpiau, taip iš tavęs energiją atėmiau. Tiesiog truko kelias sekundės.
Dabar biskį pabūk. Išgirsk, kaip kvėpuoja kūnas. Duok jam energijos. Tu, kai gyveni, tu tiesiog dabar būk. Viską, kas jausis, tiesiog būk kanalas perleisti tam, gerai? Nu, kaip vamzdis, vandenį tiesiog. Tai tiesiog būk kiaura dabar. Žiūrėk. Tavo kūnas kodėl neturi energijos? Nes tu ne kūne. Tavo dėmesys tose baimėse visą laiką. Ir tu esi absoliučiai jų valdoma. Visiškai. Absoliučiai. Ką tau reikia padaryti? Vienintelis tavo darbas. Be abejo, nesipriešinti tam. Absoliučiai. Nedėt jokių minčių, analizių, neanalizuot. O iš karto eiti į kūną. Iš karto dėmesį į kūną. Aha, kas dabar vyksta? Kaip kūnas kvėpuoja? Koks yra kvėpavimas? Kas vyksta čia? Gal čia kažkas spaudžia? Tave tik mintis pagavo, tu pagauni, kad tave mintis išnešė, dėmesys į kūną. Į kūną prisimink. Va dabar tai, ką aš tau sakau, čia kaip tėvė mūsų, kaip Poteris. Kai tik tai prisimeni, kad tau sunku, atsimink, Aleksandra sakė eiti į kūną, į savo kūną. Tavo visas energijos resursas visada, niekada nesibaigiantis yra štai čia. Visada, atsimink, visada čia, kai tu dėmesio patrauksi į kūną, tu visada čia rasi atsipalaidavimą, ramybę ir belenkiek energijos. Visada. Visada neteksi energijos, visada, kai tavo dėmesys bus mintyse, kai skirsi joms dėmesį. Dar tau pasakysiu tokį dalyką ir nuimsiu nuo tavęs labai didžiulį atsakomybės jausmą, kad suprask, kad tu nei vienos minties niekada nesukūrei. Žmogus absoliučiai niekada nekuria nei vienos minties. Žmogus niekada negalvoja. Tai yra neįmanoma, tai yra melas, kurio žmonija yra susitapatinus. Mintis tai yra duotybė, tai yra procesas. Vat kaip duotybė yra per dangų plaukti debesims, ne? Dangus yra kiauras, nesvarbu, juodas debesis užplaukia tamsus, šviesus, bele koks. Dangus kiauras yra. Taip? Jis nesitapatina. Dangus nesako, kad aš esu tas debesis. Visa problema yra ta, ir tas pats yra su mintim. Mintis yra duotybė. Tiesiog ji atėjo iš niekur, tiesiog pasirodė, tęsia save ir dingsta į niekur. Jeigu tavo dėmesys būtų visą laiką čia momente, tai ką aš darau, ne? Jos mintis tiesiog eitų, ateina, praeina, tavęs neužkabina. Bet, kadangi pasirodo kažkokia mintis, kad pat tau blogai kažkas atsitiks, ne? Jinai slenka, tavo dėmesį pagavo, ir jinai tą mintis taip tiesiog bando, padaro, kad tu taptum ją. Mintis nori tapti tavim, bet tu nesi tai. Bet jinai nori, kad jinai taptų tavimi. Ir tavo dėmesys į šitą mintį ir jinai viskas traukia iš tavęs, iš kūno visą energiją. Supranti? Tu turi būti kiaura. O kad būti kiaura... Bet kai sakai, pavyzdžiui, kai užeina ta mintis, ne? Taip. Pavyzdžiui, eiti į kūną. Tai aš dažnai taip darau, bet užėjo mintis, kad man kažkas čia nuo krūtinės spaudžia. Eini, žiūri, taip. Eini, žiūri. Ir man tada dar labiau darosi blogai. Taip, gerai, žiūri. Tau atėjo nuostabi dovana,
pažiūrėti pilnai tai visų dėmesiu, ten reiškia kažką, ten daug labai minčių kažkadaise prisikaupia, kažkokių ten negatyvo, stipraus ir didelio, ne? Ir jis nori tiesiog išeiti, jis prašosi būti išlaisvinamas iš to, išeiti tiesiog. Ir bet ten tiek daug visko prisikaupia, už tai taip ir plečiasi. Supranti? Už tai taip ir Taip, sakau, tai iš karto spausdavo va čia. Taip, gerai. O dabar man va čia va šitie raumenys, va čia va. Gerai. Tiesiog žinau, kas darosi, aš vietos ir aš va taip pastoviai darau. Tai už tai, kad tu neleidi, tu pabėgi, supranti, yra mintis, tau tu pasinaudok ją kaip raktu, atėjo, iš karto einu į kūną, kas čia? Nieko nedarau, būnu, plečiasi, tegu plečiasi, pilnai išgyvenk tą plėtimo jausmą, tą skausmą, tą nemalonumą, niekur nebėgi. Davai, žiūriu, negaliu, viskas, atrodo, neiškęsiu, neištversiu. Būnu, žiūriu toliau, kas? Aš tau prisiekiu, baigėsi. Čia visa energija, čia, bet jis ten tiek tavo kūnas prikaupęs, tiek viso šūdo, kad, tiesiog, jis plyš vieną dieną, jeigu tu nepadėsi jam. Būk meilėje, darnoje, būk besąlyginėje kantrybėje, leisk, pasitikėk kūnus, kiek aš tavim pasitikiu, nes kūnas žino visada viską. Jis žino, kaip jam vaikus auginti, ką jam valgyti, ką jam daryti, kur jam eiti, kaip jam pinigus uždirbti. Kūnas žino viską. Problema ne pas kūną, problema yra tame aš, kuris savinasi. Man skauda, man nepatogu, turi atmesti tai, be jokių man, ne apie mane. Tavo darbas su meilė, visiška meilė ir atsidavimu tą momentą būti tiesiog su kūnu. Tiesiog ateina mintis, kada jau norėčiau, kad greičiau baigtis, užknisu, ir vėl nutrenkėmės, va taip. Ne, aš tave myliu, aš tavim pasitikiu, viskas, mano meilė, mano dėmesys dabar su tavim. Viskas. Daug kartų iš manęs tai girdėjai, bet bandysiu. Kiekvieną kartą vis tiek grįžtu su tuo pačiu. Taip, nes tu pabėgi. Nes sakai, negaliu. Aš tuo metu išsigąsiu. Taip. Bet man pasidaro baisu, kad man jau viskas, viskas, dabar aš čia ir dabar man numirsiu. Ir tada, sakau, viskas galvoja tokia makalinė datas. Turi leisti numirti, Agne. Turi leisti numirti, kito šanso nėra tau. Aš sakau, galiu čia su tavim sesijas, konsultacijas daryti metus, bet tu turi pereiti tai pati. Tai tavo pačios sukurtas melas, kuriuo šventai tiki. Laikas jau tai. Laikas. Tikrai laikas ir tai jaučiu ir visą širdimi jaučiu. Turi likti viena ir leis savo numirti, viskas. Pilnai būti tiesiog dėmesiu su kūnu. Ir atiduot kontrolę. Dieve, nežinau, kaip baigsis, nežinau. Bet tikrai nuoširdžiai pavargau, bet tikrai nuoširdžiai ir nežinau, būk nuoširdi su savim. Čia ko reikia tik vienintelio tavo nuoširdumo. Su savim pačia. Būk savo nuoširdi, būk savo gailestinga, mylėk save, tai parodysi besąlyginę meilę savo. Nuoširdumas tai, kad aš nežinau, nuoširdumas taip aš bijau. Tu nuoširdi pripažink, taip yra, pripažink, kad taip esu valdoma. Ir sakai ir vardini, pripažįstu, kad esu valdoma, pripažįstu, kad neturiu sveikatos, pripažįstu, kad bijau. Pripažįstu, kad nepasitikiu tavim, Dieve.
Va, turi sakyti šitos žodžius. Taip ir sakyk, nepasitikiu tavim, Dieve. Sakyk, Nepasitikiu tavim, Dieve. aš geriau žinau negu tu. Šūdinai tvarkaisi, Dieve. Tvarkaisi. Kaip tai skamba tau? Žiauriai. Bet tą ir darai. Tvarkai už Dievą. Nuvertini Dievą ir vaidini, kad geriau čia šitam gyvenime žinai, kaip tvarkytis, kaip kontroliuoti viską. Būk neširdį, pripažink, taip, egoistė, taip, kontrolierė. Va čia ir prasidės tavo, pum. Kai savo nuoširdžiai pasibuvus, sakyk, taip, kontroliuoju savo kūną, bandau jį sukontroliuoti, bandau sukontroliuoti baimę, jausmus, kad ir viskas, kas kyla. Tu, Dieve, šūdą čia sutvėriai, aš nepatenkinta esu. Štai kur tavo tiesa, štai kur tavo nuoširdumas, štai kur tavo galia visas slypi. Nežinau net ką pasakyti, žinok, aš tokia sakau, toks jausmas, kad išsiurbei mano visas mintis. Gera siurbikė, ne? Gera siurbikė, ne? Yes. Visada palaikai, visada, nežinau. Sakau, kad ir tada išvažiavai, kad ir retai bendraujam, bet vis tiek, kai susiskambini, atrodo, žinai, kai sako toks jausmas, kad niekada nebuvai išsiskyręs. Todėl, kad visa tai esi tu, supranti, tai yra tas tavo vidus, kur tiesiog jau yra pasiruošęs, jau tikrai ir visada. Ir dėl to ir tu pritrauki. Supranti, viskas tai tavyje yra. Tai vat pasitikėk tą galę, ir eik, pasimk Dievą, sakyk, Dieve, duok man ranką, einam kartu, sakyk, nuvertinau tave, apšikau tave, taip, pripažįstu tai. Pripažįstu, kad kontroliavau, kad viską čia norėjau šitam gyvenime padaryti geriau už tave. Štai kur yra tavo galia, pripažinti nuolankiai. Šį kartą pagaliau man pavyks. Jau pavyko. Viskas dabar, viskas yra gerai. Neužmiršti, bus video. Aš įkelsiu video, galėsi klausyti ir klausyti ir klausyti. Tiek, kiek reikės. Ačiū tau. Prašom, mieloji. Nuostabi. Toks ramumas nuo tavęs sklinda, atrodo. Tai tavo, tai tavyje viskas yra. Tavo ta ramybė, jinai visada čia, jinai niekada niekur nedingo, niekada. Tik yra idėja, kad kažkur save pamečiau, kažkur ramybę nukišau. Niekada. Kad Dievas manęs nemyli, kad nuodėmingas esu. Melas visą tai, absoliutus melas. Visiškas melas. Ir sakau, ir tavo didžiausia galia, kiekvieno žmogaus yra didžiausia galia. Pripažinti tiesą, taip kaip yra iš tikrųjų. Tai yra tavo nuoširdumas, tai yra tavo raktų raktas, absoliučiai visiškai išsilaisvinimas. Taip aš egoistė, taip aš geriau žinau, taip aš menkinu, taip yra, tai aš matau. Neteisi to, o pripažįsti, tiesiog pamatai, nuoširdžiai, kad taip yra. Visada sunku pripažinti. Tai. Gerasias savybės savo, visada sunku pasakyti, kad iš kitos, oi ne, aš taigi ne tokia. Tai jau, tai čia visų protai bijo tą
pasakyti ir padaryti. Ir pamatysi, kaip verisi viskas, kaip gražėja, kaip viskas švelnėja, kaip viskas laisvėja. Pamažu. Žiūrėsim, kas čia toliau bus. Magija. Bus fantastika. Na. Gerai, tada ačiū. Gerai. Labai nuostabi buvo. Jo, viskas. Pailsėk, atsipalaiduok. Ate. Čiau, mieloji.